Toliau laidoje Svajonių ūkis patarimai, kaip paprasčiau ir lengviau ūkininkauti ir kaip susitvarkyti sodybos aplinką. Bendrovės Agroteksas direktoriaus Aido Širvelio patarimai. Visi norim turėti savo sodą, savo daržą, veją, pievą, sodybą prižiūrėtą. Ir tai yra sunkus darbas, o tam palengvinti yra skirti japoniški mini traktoriai su įvairiais padargais. Tai sakykime, jeigu sodo daržo įrengimui naudojama žemės freza, vagotuvai, plūgai, įvairūs kitas inventorius, kuris grynai skirtas žemės ūkiui. Kita kategorija yra žolės priežiūrai. Tai ir vejapjovės, ir žolės smulkintuvai, alkūninės žoliapjovės, tai yra kur kelio šlaitams pjauti ir tvenkinių šlaitams įvairiems, žodžiu, plataus pritaikymo padargai naudojami. Ir dabar apie tuos pačius traktorius, kokios jų yra galimybės? Traktoriukai naudojami ištisus metus, pradedant nuo pavasario, kada išpurenama žemė su žemės dirbimo freza, paruošiama dirva sodui, daržui, parkų priežiūrai, sakykime, įrengiant veją. Ir tada kitas dalykas yra naudojimas grynai žolės priežiūrai. Tai yra veja, laukai, pievos, prižiūrėti, kur niekas niekada dar nedirbė, nešinavę žolės. Su žolės smulkintuvu mes ten puikiai susitvarkom viską. Tada kitas yra momentas, kai ateina šaltasis metų sezonas ir sniegą reikia tvarkytis. Tai mažesniems kiemams ir sodyboms sniego valymui naudojami mažesni traktoriukai su sniego stumdytuvais, dviejų tipų naudojami, arba priekiniai, arba galiniai. Ir su tuo mini traktoriuku pačiu mažiausiu galima ten nusivalyti teritorijas, kiemus. Mažiausi traktoriukai prasideda galingumas nuo 13, taip kažkur arklio galių, 14, 15. Ir tada taip su jais, sakykime, patogiausia visur privažiuoti gali. Jį galima nusivežti prie kabytę iš vienos sodybos, sakykime, į kitą, dar kažkur į sklypą kokį savo turimą. Tai yra kompaktiškas, universalus mini traktoriukas. Didesnio galingumo ir kokios jų galimybės, ką galima prikabinti, kuo gali būti naudinga ūkininkui šie traktoriai? Tai didesni traktoriukai, tai jau jie nuo 20 arklio galių, 20 ir 25 ir 30 arklio galių, tai su jais jau galima, sakykime, plotai didėja iki hektarų. 2, 3, 5, 6 hektarai gali būti, su tokiu traktoriuku jie apdirbami puikiausiai. Taip pat naudojami padargai ir žemės frezo išpurenimui, ir lysvėms suformuoti, ir vagotuvai, ir plūgai. Vėlgi vejos priežiūrai taip pat galima naudoti, tik jau su žymiai platesniu padargu, tai kažkur 1,50 m, 1,80 m vejapjovės plotis. Žolės smulkintuvai taip pat, alkūniniai žolės smulkintuvai šlaitų priežiūrai. Visi tie patys padargai, bet dar didesnių pločių, sakykime. Taip pat dar vienas toks momentas atsiranda frontalinis krautuvas. Tai jau prie vidutinio galingumo traktoriukų galime sumontuoti frontalinį krautuvą su kaušu, su žnyplėm, su šakėm, su įvairiais kitais priedais. Taigi, Aidai, dabar jau galingesni, jie vadinasi mini traktoriai ar ne, bet jie yra galingi, tai kaip čia dabar yra ir ką jie gali? Šios kategorijos traktoriai apie 30 ir galingesni, 30 arklio galių ir galingesni, jie vis dėlto yra dar mini traktoriai. Bet jau jų panaudojimas jau platesnis, vien dėl to, kad gale ir kabinos, bent jau šiuo atveju yra. Tai labai patogus kabino traktoriukas žiemą valyti sniegui. Ir ne tik žiemą, ir rudenio darbams, šlapiuoju sezonu, kai jau lietus būna, kai vėsesnis oras, tai kai kuriuose situacijose tai yra patogumas, ta kabina. O galingumas toks, 30 arklio galių, tai jie vėlgi tinka taip pat ūkiams įvairiems ir žolės priežiūrai, ir žemės įdirbimui. Tik tai jau, kad jie naudoja platesnius padargus ir darbas vyksta daug sparčiau negu palyginus su mažesnio galingumo traktoriukais. Šie traktoriukai taip pat yra labai universalūs, panaudojimas labai platus, įvairūs padargai, žemės frezos, vejapjovės taip pat ir žolės smulkintuvai, purkštuvai, trąšų barstytuvai, vėlgi frontaliniai krautuvai prie šitų traktorių galima sumontuoti įvairūs padargai įvairiems žemės darbams, taip pat ir prie kabytėm traukti, viskam jie naudojami puikiausiai. Daugiau apie tas galimybės galim ar ne parodyti? Sunkiems darbams atlikti, kur reikalinga daug fizinės jėgos, tam turime tokią techniką, tai yra frontaliniai krautuvai.
Frontaliniai krautuvai ir galingumai skirtingi, ir mažesni, ir vidutiniai, ir didesni, o paskirtis jų labai plati. Ir ūkyje, ir parkų įrengimui, netgi tos pačios vejos įrengimui, dirvožemio pervežimui, išlyginimui. Prie statybų taip pat puikiausiai tinka frontaliniai krautuvai. Įvairiai juos galima panaudoti, jų, kaip sakyt, darbo sritis labai plati. O iš ES paramos galima įsigyti šitus 9 traktorius? Taip, ūkininkai ir jaunieji ūkininkai ir pradedantieji teikia paraiškas NMA, gauna paramas ir puikiausiai perka pagal programą naudotus japoniškus mini traktorius ir mes šituo klausimu taip pat dirbam.